Sparnuoti pokalbiai. Sveiki, aš Justina Kuliešė ir jūs klausės Lietuvos ornitologų draugijos tinklalaidės Sparnuoti pokalbiai. Šiandienos epizodas ypatingas, nes dar visai neseniai minėjome Lietuvos ornitologų draugijos 35-metį. Per šį laiką draugija tapo neatsiejama gamtosaugos dalimi, vienijančia paukščių stebėtojus, ornitologus ir visus, kuriuos įkvepia Lietuvos sparnuočiai bei jų gyvenamos aplinkos išsaugojimas. Šioje serijoje kalbėsime apie draugijos istoriją, nuo pirmųjų žingsnių iki dabartinių pasiekimų. Tad kviečiu pažinti šią organizaciją iš arčiau. Aš palinkėčiau, kad ir toliau ornitologų draugija skrietų pirmyn ir plėstųsi, kaip ir vyksta, ir renginiai, ir bendruomenė vis stiprėja, daug žmonių įsitraukia į renginius, tampa draugijos nariai. Tai palinkėčiau to tokio, išlaikyti tą tokį bendruomeniškumą ir visą tą grožį, kuris yra. Pirmiausia, susipažinkime su draugijos istorija. Pakalbinau vienus iš draugijos įkūrėjų, Žiedavimo centro vadovą Ričardą Patapavičių ir gamtininką bei rašytoją Saliamoną Paltanavičių. Šiandien esu Žiedavimo centre ir bendrauju su Žiedavimo centro vadovu ir vienu iš Lietuvos ornitologų draugijos įkūrėjų Ričardu Patapavičiumi. Sveiki. Sveiki. Visų pirma, norėčiau jūsų paklausti, tai kaip sugalvojote įsteigti draugiją ir kaip tas įsteigimas atrodė? Tai draugija, oficiali draugijos įsteigimo data yra 1989 metų vasario 2 diena, kada nemažai žmonių, pilna salė buvo, susirinko Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Ir tada buvo nuspręsta įkurti Lietuvos ornitologų draugiją. Tai toks oficiali įkūrimo data. Bet yra gana ilga priešistorė šitos draugijos atsiradimo. Nes gerokai anksčiau tuometinio Vilniaus pedagoginio instituto docentas Vytautas Logminas vis kviesdavo tokius neformalius ornitologų susirinkimus. Jie vykdavo arba to pedagoginio instituto kažkokioj patalpoje, arba Vilniaus universiteto gamtos fakultete Čiurlionio gatvėje, kaip tada dar ten buvo. Ir mes visi dar jį baigę, tokią nostalgiją didelę jaučiam tai vietai. Ir, pavyzdžiui, 1982 metais jau buvo įkurta Lietuvos ornitofaunistinė komisija. Reiškia, tų visų retųjų paukščių registravimo tvirtinimam. Nes žmonės ne visų kvalifikacija pakankama, arba, reiškia, kad jas prieš skelbdami tos faktus, kad kvalifikuoti specialistai tiesiog įvertintų, ar tai yra patikimi faktai ar ne. Tai vat jau toks, nes tada įkurt kažką tai oficialaus, tai buvo tiesiog neįmanoma, nes šiuolaikinė karta jau tik tai išpasakojimai ir te žino, nėra to patyrę, tai buvo tada vadinama Tarybų sąjunga, Lietuva buvo Tarybų sąjungos tik tai viena iš respublikų ir to, kas nebuvo didžiojoje sąjungoje, to nebuvo galima kurti ir respublikose. O Tarybų sąjungoje ornitologų draugijos nebuvo. Taip, kad įkurt kažkur tai respublikoje tokią draugiją nebuvo jokių galimybių. Ir 1982 metais Maskvoje įvyko tarptautinis ornitologinis kongresas. Ir po to kongreso, kažkaip, tai tada paukščiai išpopuliarėjo jau, ir po to kongreso Tarybų sąjungoje buvo įkurta Tarybų sąjungos ornitologų draugija. O dar po to jau labai greitai įsikūrė kitose respublikose, ir Latvijoje, ir Estijoje, ir Lietuvoje, tos draugijos skyriai, Lietuvos skyrius, taip ir vadinomis Lietuvos Tarybų sąjungos ornitologų draugijos Lietuvos skyrius. Ir taip tęsėsi iki
iki 89 pabaigos, kada tas didžiulis judėjimas čia buvo dėl nepriklausomybės atstatymo, atkūrimo. Ir štai atėjo 89 metai, vasario 2 diena, kai Kaune tas įvyko steigiamasis susirinkimas ir buvo įkurta. Beje, kurį laiką dar lygiagrečiai egzistavo ir ta Tarybų sąjungos ornitologų draugijos Lietuvos skyrius. Jame liko tuometinio ekologijos ir parazitologijos instituto dauguma darbuotojų, nes, ir suprantama, nes jie priklauso mokslo akademijai, o mokslo akademija buvo priklausė Maskvai, tai jie galbūt, sako, nenorėdami ten būti labai blogais ar kaip, jie liko tos kaip draugijos skyrius, bet jie, reikia teisybės dėlei pasakyti, kad jie neprieštaravo ir tos savarankiškos jau draugijos susikūrimo. Tai va tokia buvo pradžia. Tokia buvo pradžia. O paskiau prasidėjo darbas. Pirmiausia, buvo stengtasi užmegzti ryšius su analogiškomis organizacijomis kitose valstybėse. Ir jau tie kontaktų paieška prasidėjo labai greitai, 93 metais. Nes pirmieji, tie 92, ta kontaktų paieška prasidėjo taip, 93 metais, nes 89-ieji, ten 90-ieji metai, tai dar buvo visi tie organizaciniai, ten įstatų tvirtinimas, registravimas ir taip toliau, ir taip toliau. Va. Tai buvo 93 metais, jau į Lietuvą atvyko tos stambiausios paukščių apsaugos organizacijos BirdLife International atstovai. Čia buvo pokalbiai, jie įvertino gerai tos mūsų siekius ir norus. Taigi, 93 metais Lietuva draugijos kvietimu atvyko BirdLife International atstovai. Ir kitais metais, 94 metais, jau Lietuvos ornitologų draugija tapo tos tarptautinės BirdLife International organizacijos asocijuota narė. Beje, BirdLife International įsikūrė taip pat 93 metais, nors pasakymas įsikūrė gal nelabai tiktų, nes jinai buvo įkurta vietoje iki tol egzistavusios ir reorganizuotos tarptautinės paukščių apsaugos tarybos, taip vadinamas BirdLife International, perėmė funkciją šitos buvusios tarptautinės paukščių apsaugos tarybos. Jeigu tai pagal dažniausiai pavadinimą akronimą ICBP, kuri vadinasi. Tai tokia buvo pradžia, prasidėjo darbai. 92 metais buvo išleistas pirmasis draugijos mokslinio žurnalo Cikonija numeris, po metų antrasis ir tam antrajam numerį buvo taip viltingai ir entuziastingai parašyta, kad Cikonija žurnalas bus leidžiamas 2 kartus, 2 numeriai ar 2 tomai per metus, kiekvienais metais, bet tai buvo tik tai gražios svajonės, dėja jos neįsipildė. Kitas numeris išėjo tikrai po metų, 95 ir iki 2001 metų, kasmet išeidavo po vieną numerį, o paskiau pradėjo strikt leidybą to žurnalo ir 2009 metais išėjo paskutinis numeris, 12 arba tomas galim vadinti, žurnalo, ir po to leidyba nustojo, buvo nutraukta. Be abejo, tai nėra gerai, nes mes draugija likome be mokslinio žurnalo. Paprastai tos draugijos, tokio tipo draugijos, visos jos kažkokį tai mokslinį žurnalą, didesnės ar mažesnės apimties, visos jos leidžia. Buvo ne tik tai Cikonija, tai yra mokslinis žurnalas, buvo leidžiamas ir žurnalas Baltasis gandras 95 metais, išėjo pirmasis numeris, buvo išleistas. Ir leidyba tęsiasi iki 2003 metų
Iš viso 36 numeriai, bet 2003 metais to žurnalo leidyba buvo nutraukta, vietojo pradėtas leisti žurnalas apie gamtą, taip ir vadinosi. Bet jį leido leidėjas buvo jau ne Lietuvos ornitologų draugija, o leidykla Lututė, taip kad nors ten buvo spausdinami straipsniai ir draugijos narių, bet vis tiek tai jau nebuvo draugijos leidinys. O 2009 metais pradėtas leist, populiarus toksai žurnalas Paukščiai, jis iki šiol leidžiamas, dabar parengtas 64 numeris to žurnalo, kiekvienais metais reguliariai 4 numeriai išleidžiami ir jis toks skirtas visiems stebėtojams. Tai nėra mokslinis žurnalas, daugiau toks populiarinimo, bet tikrai turintis stebėtojų, paukščių stebėtojų tarpe neblogą įvaizdį, populiarumą ir tikrai yra mėgiamas ir kiek susidaro įspūdis, paukščių stebėtojai ir draugijos nariai tikrai laukia to kiekvieno žurnalo numerio pasirodymo. O kaip kilo idėja įkurti tokią organizaciją? Na tai ta idėja labai paprasta, nes ornitologų buvo tuo laiku bent tikrai labai nedaug. Tai iš tų profesionalų tai tik tai keliose įstaigose. O mėgėjų taip pat nebuvo daug. Tai, ką mes vadiname mėgėjai, tai žmonės, kurių profesijos su paukščiais visiškai nesusiję ir darbai nesusiję, bet jie savo laisvalaikį skiria domėjimusi paukščiais, juos stebi, tai jų kaip hobis yra. Tai kad šitų visų žmonių pastangas sujungt, nes ir paukščių stebėtojų, tų mėgėjų stebėjimai tikrai neretai yra labai vertingi ir ta informacija surenka tokią, kurios profesionalai tiesiog neaprėptų. Tai buvo toks noras, kilo, kad juos sujungt į vieną, kaip sakyt, būrį ir efektyviai panaudot jų teikiamą informaciją, o jie patys vėlgi galėtų keisti ir tarpusavį ir patirtimi ir jiem tai būtų naudinga. Ir tas paukščių apsaugos klausimas taip pat labai aktualus. Paukščių globa žiemą, kad teisinga ta globa būtų ir panašiai. O tokios apsauginės paukščių organizacijos, jos Europoje turi senas tradicijas ir pati seniausia, bent jau Europoje pati seniausia, tai buvo karališkoji paukščių apsaugos, Britanijos karališkoji paukščių apsaugos draugija, įkurta 1904 metais. Tiksliau, 4 metais jinai gavo tą titulą karališkoji, o įkūrimo metai jos yra 1889, tai yra XIX amžiaus dar pabaiga. Tai senos labai tradicijos ir kitose Europos valstybėse tokių draugijų buvo ir tai irgi buvo pavyzdys, kuriuo galima sekti. Ir kokie buvo pirmieji tokie projektai? Į ką orientavotės? Pirmieji tie projektai buvo tokie, sakyčiau, kuklus projektėliai, bet vėliau tokie jau rimtesni projektai. Ir, sakykime, nuo 93 metų kiekvienais metais skelbiama metų rūšis ir ta pirmoji rūšis 93 metais buvo žalvarnis, o paskiau po to ten buvo gausybė ir pempė, ir griežlė, ir kregždės, ir griciukas ir taip toliau. Buvo leidžiamas toks Lodo informacinis metodinis biuletenis tenai pradžioje. Irgi tai kaip vienas iš projektų, tai buvo ten apie inkilų gamybą, apie paukščių globą žiemos metu, lesinimą. Irgi tai tuo metu, kai literatūros nebuvo, tai visiškai naudingi dalykai buvo. Pats didžiausias turbūt pirmasis projektas, tai buvo 1994 metais atliekama tarptautinė baltųjų gandrų apskaita ir Lietuvos ornitologų draugija buvo šito
šito viso proceso svarbiausias vykdytojas, organizatorius. Ir tikrai ta apskaita praėjo sėkmingai, labai sėkmingai, su apibendrinti rezultatai. Tai buvo toks pirmas pats didžiausias projektas. Tiesa, dar galima paminėti, 2000 metais buvo suorganizuotas pirmasis paukščių stebėtojų ralis. Ir tai labai nuo pat pirmo to ralio jisai tapo populiarus ir kiekvienais metais organizuojamas, ir šiais metais jau įvyko 25-asis paukščių stebėtojų ralis. Nu, tiesa, dar nuo 1993 metų pradėtos organizuoti paukščių palydos, rudeninės paukščių palydos, kada paukščiai įskrenda. Dabar truputėlį tas pavadinimas gal ir keičiasi, bet pats tas renginys vyksta, kasmet populiarus. O šiuo metu tai iš tikrųjų paukščių stebėjimas yra populiarėjantis labai dalykas, galima pastebėti. O kaip anksčiau buvo, pačioj pradžioj? Na, nebuvo tada jis toks populiarus kaip dabar. Dabar tai sakyčiau, kad labai net populiarus. Tai be abejo, kad tam, kad paukščių stebėtojų, rimtesnių ar pastoviai stebinčių, ar atsitiktinai stebinčių paukščius pagausėjo, tai indėlis neabejotinai yra ir Lietuvos ornitologų draugijos. Vienareikšmiškai. Tai koks jūsų būtų palinkėjimas ateičiai? Na, visų pirma, kad draugija gyvuotų. Kad būtų populiari, kad tikrai, kad nebūtų labai svarbu, kad nebūtų įvairių intrigų draugijos viduje. Na ir visiems ornitologam, visiems gerų pastebėjimų, įdomių susitikimų su paukščiais. Tai ačiū, bendravau su Žiedavimo centro vadovu Ričardu Patapavičiumi. Dar tiek pat sulaukti. Tęstinumo. Dar plus 35. Žinomumo. Augint gretas, augint bendraminčius. Šiandien bendrauju su gamtininku ir rašytoju Saliamonu Paltanavičiumi. Labadiena. Sveiki, gyvi. Tai turime labai gražų jubiliejų, 35 metus Lietuvos ornitologų draugijai. Tai pirmiausia, norėčiau su jumis pakalbėti apie įsteigimą. Tai kokios būtent aplinkybės paskatino įkurti šią draugiją? Pirma, tokia, sakyčiau, tokia nedidelė grupelė žmonių, kurie galvojo, kad reikia kuo greičiau tokios draugijos. Tai buvo du Rimantai Budriai, vienas mūsų gamtos žurnalo vyriausias redaktorius, jo sūnus Vilniaus universiteto docentas, buvo docentas Vytautas Logminas iš tuometinio pedagoginio instituto, vėliau buvo edukacijos, žodžiu. Tada buvo iš Vilniaus universiteto Stanislavas Sinkevičius, teko man tame dalyvauti. Ir tiesiog mes rinkdavomės, tarėmės, rašėm nuostatus, įstatus. Visa tai buvo nauja, nebuvo nuo ko nusirašyti. Svarbiausia, tai dabar yra paprasta, gali susirasti čia pat 1-2. Tai žinoma, gerai, kad mano buvo pažįstamas teisininkas, beje, Šilalės rajone, jis buvo ir ornitologų draugijos, taip pat buvo artimas žmogus, tai labai padėjo ir gavau aš teisininkų draugijos įstatus, tai buvo šioks toks ramstis, žodžiu, ir Kaune zoologijos muziejuje buvo steigiamasis susirinkimas mūsų, taip reikėtų turbūt vadinti, dabar nepasakysiu, bet didžioji salė muziejaus buvo pilnutėlė. Buvo šilta,
nes buvo daug šnekų, daug emocijų, daug euforijos netgi, nes, tai buvo kažkas nauja, įsivaizduojat. Visi šnekam, ką norim, niekas į nieką nežiūri, tai kas šiandien labai paprasta, šiandien tai įmanoma, tai yra kasdienybė, tada buvo labai drąsu. Šiandien kitaip nesuprastume tikriausiai. Taip, tada buvo labai drąsu. Bet tikrai žmonės atvažiavo tie, kuriem visą tai labai rūpėjo. Ir žinoma, taip jau išėjo, kad reikėjo kažkam imtis ir ta mūsų ta iniciatyvinė grupė prikalbino mane tapti draugijos pirmininku, prezidentu. Tai buvo, bet svarbiausia, reikėjo ją užregistruoti, nes tai, kad mes susirinkom ir, taip sakant, prisiplanavom, prisisvajojom bendrai visokių veiklų, tai teko jau sugrįžti prie tų visų dokumentų, prie įstatų ir taip toliau. Žinoma, jeigu esi pirmininkas prezidentas, tai tu ir dirbi, tai teko visą tai ruošti, aišku, tarinti su visais, tai įsivaizduojat, pasiruoši ten kažkokį projektą ir ką, ir tada lakstai po miestą pirmyn atgal, fakso ar elektroninio pašto tai nėra, tai tiesiog vienas išbraukė, kitas atstatė. Tai va, bet labai geranoriškai kažkaip mes tiesiog bendrom jėgom ir buvo pateikta Teisingumo ministerijai, nes jį vykdydavo registracijas vyriausybės nutarimu naujų draugijų, o jį delegavo, nes matyt buvo daugiau jų, tada Gamtos apsaugos komitetui. Ir atsimenu, labai vėlgi gaunasi labai įdomiai, nes pačiame Gamtos apsaugos komitete kolegijos posėdis, kolegija šaukiama metuose 3-4 kartų, tik tai, kai reikia nuspręsti labai ypatingus kažkokius klausimus. Kolegija tai yra patariamasis organas ir komiteto pirmininkui rekomenduoja, o jis gali daryti ir kitaip, nes jis prisima atsakomybę savo parašu tvirtindamas, bet tiesiog tuo metu Vytautas Einoris buvo komiteto pirmininkas ir atsimenu, aš, įsivaizduojat, kaip gaunasi, aš komiteto darbuotojas per kolegijos posėdį pristatau ornitologų draugijos kreipimąsi, nes registruojamas toks. Bet įdomiausia, tai aš nežinojau šito, nes ne visus dokumentus skaito kolegijos posėdžio sekretorius ar sekretorė, dabar nepamenu, kad gautas vienos oficialios institucijos mokslinės Lietuvoje, jų nedaug, iš Ekologijos instituto, gautas neigiamas įvertinimas, kad nereikia tokios dar registruoti draugijos. Ir man patiko tuomet Gamtos apsaugos komiteto pirmininko Vytauto Einoriaus. Gavom tokį raštą, ir kas? O mes užregistruosim ir draugija turi būti. Va taip, tokia buvo pradžia, draugija buvo užregistruota, bet tai vėlgi, tai tada atrodė, tą dieną atrodė vėlgi sparnai nauji, bet paskui, o mes nieko neturime. O kas vedė čia labai daug iš tikrųjų nelengvas procedūros ir nelengvas kelias įsteigti, bet kas vedė, koks akstinas vedė įsteigti tą pačią draugiją? Jeigu dabar sakyčiau, kad noras turėti savo draugiją, gal tik tai dalis būtų atsakymo. Labiausiai turbūt visiems tuo metu buvo tas būtent sąjūdžio vėjas ir tas nepriklausomybės toksai, kad mes, kiek mes galim, mes turim, reikia mums. Tai
dar mes norėjome išsaugoti tokius, kolegialius, sakyčiau, santykius su Maskva, nes mes dar buvom Sovietų Sąjungos sudėtyje. Ir su Rimantu Budriu, jaunuoju, nes buvo docentas Vilniaus universiteto, mes mudu dviese važiavome į Maskvą, į sąjunginę tuo metu ornitologų draugiją, tiesiog pranešti tokią žinią, kad mes jau esam atskira ir mes jau esame tik tai kaip kolegos galim būti, bendrauti. Įdomu tai ir man labai šiltą įspūdį paliko, kad jie sakė, tai taip, čia jūsų reikalas. Ir viskas, ir net dar mes tokią turėjome iš mūsų bendrojo susirinkimo, kad jeigu kažką ten jaučia Maskva, gal jiem kažkokių finansų reikia iš mūsų. Toks buvo daugelio supratimas, kad ką jūs Maskvui sakė, ne, mums nieko nereikia, tai o tiesiog taip palaikom ryšį, ar bus bendri kažkokie mokslinės konferencijos ar dar kas, tai mes liekame kaip kolegos. Tai būtent visa tai lyg išliko visai toks geras prisiminimas iš to. Atsirado šiek tiek, čia jau 90-ieji, po to kažkokie tai pirmieji ryšiai, nors jie buvo labai tokie, daugelis labai net ir Europoje labai atsargiai žiūrėjo, nes tai mums čia viduje buvo ir tai, nebuvo taip, kad kovo 11, o kovo 12 mes jau laisvi ir visą tai labai lėtai. Žinoma, šiandien, kai pagalvoji, tai greitai įvyko, bet tada tai tęsėsi taip, visko buvo, atsimenam, buvo blokados ir buvo tikrai tokia visokių buvo nuogąstavimų, bet, tikrai, pamenu, iš švedų gavom ir knygų, ir ten žiūronus, kelis. Tai pradėjot bendradarbiauti su kitom šalim, taip? Taip, iš tikrųjų, tai nebuvo toks labai tas greitas, bet tai tokia pradžia, tai aš 4 metų berods buvau, paskui aš jau perdaviau kolegoms. Kiek tų žmonių pradžioj buvo draugijoje? Dabar aš nepasakysiu, bet buvo apie 400. Čia ornitologai ar... Ornitologai. Ar ir kiti, kurie mėgsta gamtą? Tai žinot, didžioji dauguma liūto dalį sudarė ornitologai mėgėjai. Žinot, draugija iš tikro ir yra neprofesionalams. Profesionalai turi savo darbus, turi savo užduotis, programas ir taip toliau. O draugija tai yra tų mylinčių, mėgstančių gamtą ir ypač paukščius, gražiausią jos dalį, būtent jų ta organizacija. Tai tiesiog buvo, bet, žinoma, kaip minėjau, kad buvo, vaikai nuo 4., 5., 6. klasės, bet, kurie su ornitologų draugija liko. Sakykime, štai dabar bendrauji su Dariu Musteikiu, inkilų dievas Lietuvos ir iškėlė 100 dirbtinių lizdų plėšriesiems paukščiams, gandrams, juodiesiems gandrams. Ir niekada neužmiršiu Dariuko, toks nedidukas, šviesiaplaukis. Jis buvo gal 5., 6., nežinau, bet tikrai mokinukas, dar ne moksleivis. Ir nuotraukose jis yra priekyje, kadangi visi dar užstodavo jį. Tai tiesiog štai, ir daugiau tų, kurie gavosi buvo... draugija ir išaugino to žmonės. Taip, išaugo kartu ir draugija augo. Įsivaizduokit, praėjo 35 metai, ir ji jau turi savo istoriją, tik tai
tai ją reikia, pasirodo, kad istorija taip pat reikalauja tokio juodo darbo, ją rašyti, fiksuoti, nes mūsų atmintis yra vienas dalykas, bet mes dažnai pamirštam. Ir jeigu nėra fiksuota, jeigu nėra užrašyta, nėra dokumentuota, mes imam ir tai pradingsta. Tai išgyvenusi 35 metus, aš tikiu, kad draugė nusipelnė turėti savo istoriją. Ir tai, ką mes dabar darom, taip pat yra prie tos istorijos kūrimo. O dabar kalbant apie pačią paukščių apsaugą, tai kaip pasikeitė? Kokia buvo tuo metu paukščių apsauga, kur jūs tik tai pradėjot veiklą draugijos ir šiuo metu? Aš tiesiog meluočiau sakydamas, kad sovietiniais laikais nieko nebuvo daroma ir taip toliau. Jo labiau aš dirbau toj sistemoje ir mačiau, aš dirbau Žuvinto rezervate 5 metų, po to Vilniuje gamtos apsaugos komitete. Iš tikrųjų, tikrai buvo steigiami ir draustiniai. Ir, jeigu ne sovietiniais laikais įsteigtos saugomos teritorijos, tai šiais laikais niekas tų teritorijų jau neįsteigtų. Paprasčiausiai jau nebūtų galimybių, nes būtų viskas privatu, o kur privatu niekas ten tavęs neįsileis ir taip toliau. Kitas toks dalykas buvo raudonoji knyga, kuri, aišku, be ornitologų ir be ornitologų mėgėjų, kurie Lietuvoje pasklidę, be jų pastangų niekas nebūtų tų duomenų visų ir tos informacijos gavęs, sukaupęs ir taip toliau. Ir nebūtų daręs išvadų, nebūtų įtraukęs į raudonąją knygą ir nebūtų valdęs informacijos. Vienas bene toks pavyzdys, tai yra Plungės rajone aukštasis tyras, ten vietiniai vadina pauškių. Aš manydavau, kad kažkas sumaišė, kad paukščių. Tai yra didelė beveik 2000 hektarų aukštapelkė. Ir dar prieš 90-uosius čia metus buvo sovietiniais laikais, bet skambina iš Žemaitijos Marija Jankauskienė, jos jau nėra su mumis dabar, gamtos žmogus, ornitologų draugijos irgi buvo labai aktyvi dalyvė, sako, tu žinai, prie tos pelkės jau veža techniką. Gražiausia aukštapelkė. Bus durpynas. Tuoj pat iškas, nuleis vandenį ir viskas, praktiškai pelkė viskas sunaikinta. Aš pradėjau skambinti ir čia ir kolegos, mūsų toks jau be vadovybės, be nieko, nes galvojam, jeigu mes komiteto vadovybėj, tai ko gero mums uždraus tą daryti. Tai mes pradėjom mokslininkus, botanikus, zoologus, niekas nebuvęs, niekas nežino tokios pelkės, jokių duomenų nėra. Bet, kažkas siūlė, tai padarykim tyrimus. Kol jūs darysit tyrimus, seniai bus ta pelkė nusausinta ir kasama, jau durpė, viskas. Ir mes, kaip žaidimuose, sako, blefavome. Ką daryti? Tada, atsimenu, surinkom grupę tokių aktyvių mokslininkų į Latviją, toks mikroautobusiukai būdavo. Nuvažiavom, buvo tikrai ne sezonas, man atrodo, ruduo, bet visi pamatė, kad aukštapelkė fantastinė, sveikiausia, gražiausia, bet supratom, kad mūsų nėra, neužteks tų jėgų įrodyti, nes čia buvo aukščiausių lygių, čia ne rajono masto, bet Lietuvos masto, palaiminta, kad jau tą pelkę kast. Ir tada mes, ornitologų draugijos žmonės Maskvoje, dar mes buvom bendroj toje sistemoje, profesorius Flintas, profesorius Iljičiovas, akademikai, dar keletą tų garsiausių tokių žmonių.
Ir jiem susiskambinom pradžioj, paskui iš karto parašėm, žodžiu, nes, žinot, persakyti tuos vardus, pavadinimus ne taip paprasta. Ir kas gavosi, po keleto dienų į Vilniuje į ministrų tarybą, tai dabar vyriausybę, ir į centro komitetą, ir į visur ateina raštas iš Maskvos, tada jau buvo vien tik vardas, iš Maskvos, kaip dabar sakytum, iš Briuselio pasirašytas, kažko tai jau ten labai. Ir ten krūva tų akademikų parašų ir maždaug, ką jūs darot, vienintelę tokią pelkę sunaikint norit. Ten buvo, taip irgi, kad ten saugomos rūšys ir mes nebuvom radę dar tų rūšių. Jos paskui buvo bet grinai pagal pelkės struktūrą, kokią tą sąstatą ir viskas, ir ta pelkė išsaugota, išliko. Tai, štai kodėl, nes gerai nebūtų tas žmogus, ornitologė Marija nebūtų iš vietos pranešusi, šiandien turėtume sujauktą, nes ko gero po to nebūtų gal kasę durpės, o gal būtų, bet būtų nusausinta, sunaikinta pelkė. Tai čia net ir perinant į dabartį, kad visuomenė gali mobilizuotis ir tikriausiai padaryti tuos gerus darbus gamtai. Tai taip, tai draugijos, jeigu imti, tai ir yra didžioji užduotis, kad visus tuos darbus daryti bendrai ir, nebūtinai kiekvienam kalną nuverst. Galima po saują. Ir tai viso pasaulio draugijų yra toks principas. Visi, kiek kas gali, prisideda ir padaro didelius darbus. Tai. Ir tuomet pabaigai norėčiau paklausti, koks būtų jūsų palinkėjimas? Pats turbūt toksai mano šilčiausias palinkėjimas būtų gyvuoti ir kad paukščius matytume visur. Nes, tai yra ne tik gražiausia mūsų aplinkos gyvoji dalis, bet turbūt ir pati jautriausia. Ir, nuo to, kokie mes būsim, kaip mes juos matysim, kaip mes jais rūpinsimės, tai ir bus spręsta, ar mūsų vaikai ir anūkai dar matys tuos paukščius. Čia gal skamba taip, truputį žiaurokai, bet taip, mes už juos atsakingi. Ne valstybė, ne kažkas. Mes patys, mes visi turim būti ornitologai, mes turim būti paukščių advokatai. Tai būkim tokie neišoriškai, o viduje, širdyje. Ir, rašykime kartu ornitologų draugijos istoriją. Bendraujau su gamtininku ir rašytoju Saliamonu Paltanavičiumi. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Palinkėtume sulaukti 40 ir daugiau. Agne, tu gal kažką? Kažkaip gal, kad populiarėtų ta pramoga, kad žmonės keistų savo gyvenimo būdą ir daugiau įtrauktų to gamtos pažinimo ir tuo pačiu, aišku, ir įsitrauktų labiau į draugijos veiklą. Pereikime prie dabartinės draugijos veiklos ir jos struktūros. Lietuvos ornitologų draugijos valdybos pirmininkas Laimonas Šniaukšta supažindina su dabartine draugijos struktūra ir pagrindiniais jos principais, o draugijos direktorius Liutauras Raudonikis išskiria šių dienų aktualijas, veiklas ir pasiekimus. Labas, Laimonai. Labą dieną. Tai visų pirma, norėčiau paklausti, ką veikia draugijos valdyba, už ką jinai yra atsakinga. Kadangi Lietuvos ornitologų draugijos valdymo organai yra keli, tai galbūt, kaip čia vertėtų gal net pradėti ne nuo pačios valdybos,
nes gali susidaryti įspūdis, kad gal aukščiausias draugijos valdymo organas yra būtent valdyba. Kažkiek paaiškinti pačią struktūrą ir kaip ir dėl ko kas yra. Tai vienas dalykas, kad draugija veikia pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą. Ten vėlgi paprastam, sakysim, žmogui turbūt kiltų irgi klausimas, o ko čia dėta asociacija, bet tom pačiam asociacijų įstatyme parašyta, kad asociacijos pavadinime gali būti žodžiai asociacija, visuomeninė organizacija, susivienijimas, konfederacija, sąjunga, draugija ir kiti. Tai būtent Lietuvos ornitologų draugija ir veikia pagal LR asociacijų įstatymą. Ir pagal tą įstatymą yra išskirti, galima sakyti, 3 valdymo organai. Tai vienas yra draugijos narių visuotinis susirinkimas, tada yra vadinamas pagal tą asociacijų įstatymą kolegialus draugijos valdymo organas draugijos valdyba, kuri ten anksčiau vadinosi taryba, bet čia pagal paskutinius pakeitimus buvo pervadinta į valdybą. Ir yra dar vienas asmeninis draugijos valdymo organas direktorius. Tai iš principo yra 3 tokie ir vis dėlto aukščiausias valdymo organas nėra nei direktorius, nei valdyba, o yra draugijos narių visuotinis susirinkimas. Arba, kitaip sakant, nariai, kurie susirinkę visuotinio susirinkimo metu ir gali priimti svarbiausius valdymo sprendimus. Tai grįžtant prie pačios valdybos, tai valdyba yra šiuo metu sudaryta iš 7 narių, tai yra 6 draugijos valdybos nariai ir 1 valdybos pirmininkas, tai iš viso 7. Ir būtent valdybos narius renka tas pats visuotinis susirinkimas iš draugijos narių ir kandidatus vėlgi iš principo turi paskelbti prieš visuotinį draugijos narių susirinkimą, kaip sakyti, kandidatai turi būti supažindinami ir būtent visuotinis susirinkimas renka ir sprendžia, kas bus, kaip sakyti, kadencijoje, tai yra 2 metų kadencija, būtent valdyboje. Pirmininką valdyba išsirenka jau iš savo narių, slapto balsavimo, kaip yra ir nustatyta būtent Lietuvos ornitologų draugijos įstatuose. Jeigu žiūrėti apie pagrindinę valdybos turbūt funkciją, tai aš galbūt išskirčiau tai, kad numato, tvirtino ir pristato visuotiniam susirinkimui draugijos darbų arba darbo kryptis, darbo planus, projektus ir programas. Arba, nežinau, paprasčiau galbūt aiškinant, tai kažkuria prasme turėtų rūpintis tokia kaip ir draugijos strateginė kryptim arba nusakyti kažkokią tai viziją, į kurią pusę turime judėti, bet pavadinkim per daug, sakysim, nereguliuojant ar bent jau nesikišant į tą kasdieninį darbą, būtent už kurį atsakingas yra draugijos direktorius, ir tuo pačiu draugijos sekretoriatas. Nes tai yra tie žmonės, kurie iš principo visa ta, pavadinkim, administracinė ir vykdomąją veiklą užsijama. Tai užsiminiai apie visuotinį narių susirinkimą, apie narius. Tai esmė, kad nariai yra pagrindiniai ir svarbiausia, kurie nulemia sprendimus, taip? Tai vėlgi, visuotinis narių susirinkimas, jisai priima ir keičia draugijos įstatus. Tai, kitaip sakant, tai, kas reglamentuoja bendrą veiklą. Keičia ten tokius dalykus, kaip ir minėjau, ir tarkim draugijos buveinę, draugijos narių stojamųjų įnašų dydį. Ta prasme, tai nesprendžia nei valdyba, nei direktorius ten kažkokių savo sprendimų ar nutarimų. Jie visuotiniam narių susirinkimui, kaip sakyti, turi ar gali siūlyti, bet vėlgi nariai, nes čia vėlgi susirinkimas toks atrodo kaip vienas kažkoks vienetas, bet iš tikrųjų tai yra
vis tiek grupė būtent draugijos narių, jie svarsto ir gali priimti, gali nepriimti, gali, sakysim, savo siūlymus teikti ir tiesiog iš principo galima sakyti padaryti taip, kaip patiems nariams atrodytų teisingiausia ir naudingiausia. Tai bendrai aptariam tokią kaip ir draugijos struktūrą. Bet tuo pačiu yra dar kontrolės komisija. Tai kasgi ta kontrolės komisija ir už ką jinai atsakinga? Jo, kontrolės komisija galbūt irgi tokia yra draugijos, galvoju, kaip čia pavadinti ją, struktūros dalis. Čia daugiau mažiau irgi reglamentuojama asociacijų įstatymo, tai kaip ir pavadinimas tą nusako, kontrolės komisija, kuri iš principo yra atsakinga už, kaip čia pasakyti, būtent finansinę kontrolę, bet gali tai skambėti, iš vienaip ar kitaip, tai jinai kontroliuoja kaip ir veiklą ir iš, sakysim, finansinės pusės, bet galima būtų pagalvoti, kad čia tai turėtų būti kaip ir kažkoks tai auditorių ar buhalterių finansininkų kolektyvas, kas iš tikrųjų nėra, nes tie patys kontrolės komisijos nariai yra draugijos nariai, bet dažniausiai tai yra nariai turintys tam tikrą sąsają, sakysim, su finansais arba turintys bent jau bendrų finansų žinių. Ir vienaip ar kitaip tai, sakysim, įpareigoja tuos narius peržiūrėti finansinius dokumentus. Aišku, kontrolės komisijai tai palengvina darbą turbūt tai, kad draugijos vykdomo projektai, būtent didieji projektai, jie reikalauja, kad jie turi būti audituojami ir tas pats finansinis auditas yra daromas, tai sakysim, vėlgi ten nepriklausomi jau profesionalūs auditoriai, finansininkai atlieka pačios veiklos tikrinimą ir pateikia ataskaitas, tai pavadinkim, tai tam tikras kaip ir paruoštukas arba bent jau ta finansinės kontrolės, sakykime, tokia apibendrinta medžiaga jau yra pateikta. Tai vėlgi, jeigu jau auditas praėjo ir auditas iš principo teigia, kad veikla finansinė yra vykdoma tinkamai, tai yra jau kaip ir rodiklis, bet tai neužkerta, sakysim, kelio arba tai nereiškia, kad pavyzdžiui kontrolės komisijos nariai, ten ar tas pats kontrolės komisijos pirmininkas negali prašyti kažkokių tai finansinių dokumentų, vėlgi ten gilintis ir galbūt abejoti, spręsti, ar kažkokie tai sandoriai, pavyzdžiui, tikslingai, teisingai, ar kitais, sakysim, kažkokiais galbūt pažeidimų nepadarančiais būdais buvo sudaryti. Ir tada yra dar Lietuvos ornitofaunistinė komisija, nežinau, ar netgi gerai ištariau. Ornitofaunistinė, taip. Tai iš principo yra prie draugijos veikianti grupė žmonių, kurie renka ir tvirtina retus stebėjimus, nes vėlgi turime sąrašą, kuris yra publikuotas toj pačioj draugijos svetainėje BirdLife.lt. Prie LOFK srities galima rasti. Tai ten yra pateiktas ir palaikomas Lietuvoje, sakysim, rastų, stebėtų paukščių sąrašas, kuris pastoviai yra atnaujinamas, kitaip sakant, papildoma naujomis rūšimis, bet prie kiekvienos rūšies dar yra ir požymiai, kokia yra informacija renkama, arba, pavyzdžiui, kokie stebėjimai turi būti tvirtinami būtent ornitofaunistinės komisijos. Ir tie, sakykime, reti arba tokie galbūt, kaip čia, patvirtinimo reikalaujantis stebėjimai, tai tokios kaip anketos forma turi būti teikiami būtent komisijai, nariai peržiūri, iš principo, galima sakyti, balsuoja arba sprendžia, kiek patikimas arba pagrįstas tas stebėjimas. Ten vėlgi, jeigu tai yra nuotrauka, tai kaip ir viskas aišku, jeigu iš jos matosi, bet ne visada nuotrauka turi, tai būna tada pačio stebėjimo prašymas, komisija sprendžia ir arba tą stebėjimą patvirtina arba ne. Ir kitaip sakant, po to visų tokių retų
arba kauptinų, kurio informacija yra kaupiama, ta informacija ir statistika pas komisiją yra. Ko linkėčiau, tai būtent naujų įsiliejančių narių, kuriems tikrai yra aktuali paukščių apsauga, įdomus paukščių pasaulis ir su tuo visa susijusi veikla ir bendraminčiai. Tai tiesiog skatinčiau jungtis stoti į draugijos gretas ir papildyti narių ir netgi to pačio, sakysim, visuotinio narių susirinkimo gretas ir būti tiesiog viduje ir atstovauti. Ačiū už pokalbį. Bendravau su Lietuvos ornitologų draugijos valdybos pirmininku Laimonu Šniaukšta. Nepavargti ir skraidyti toliau. Labas, Taurai. Labas. Visai neseniai aptarėm draugijos įsteigimą, tai dabar norėčiau plačiau pakalbėti būtent apie dabartinės veiklas. Tai ką šiuo metu draugija veikia ir kokie tikslai būtų šios draugijos? Tai draugija vis tiek yra draugija, kadangi šiaip yra kaip juridinė organizacija, tai ne tik yra paukščiais besirūpinčių žmonių sambūris, tai turim savo įstatus, tai turim įstatuose numatytus tikslus, jeigu taip trumpai, tai yra paukščių ir buveinių apsauga yra pagrindiniai tikslai. Ir jie gan skambus, bet jie realiai dabartinė situacija, žinant gamtosauginę būklę tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek visam pasaulyje, kad biologinė įvairovė nyksta paukščiai, nyksta jų buveinės. Tai siekis yra, kad geresnė būtų paukščių ir buveinių apsauga yra tikrai labai aktualus. Tai tiesiog iš tikrųjų tai ir yra draugijos, Lietuvos ornitologų draugijos prioritetai. O kaip draugija prisideda prie paukščių apsaugos Lietuvoje? Iš tikrųjų tai tos veiklos yra begalė. Iš tikrųjų tai kartais ta veikla yra chaotiškai iškyla aktualios, ypač kas susiję su kažkokiais yra sprendimais ūkio subjektų, politikų. Ta darbotvarkė pakeičia, kaip pavyzdys yra, pavyzdžiui, metų pradžioje, kai buvo ūkininkų streikas, vėlgi ten negalėjom likti nuošaly. Šiaip yra, tai laikomės tam tikros yra pagrindinės yra kryptis, kur visos paukščių apsauga europinės organizacijos, BirdLife International priklausančios kaip ir draugija, partneriai tai įgyvena tą strategiją. Tai vienas, kaip minėjau, yra rūšių apsauga, yra jų buveinių apsauga, yra taip pat, kas dabar yra šiandien aktualija, tai yra kova su klimato kaita, nes klimato kaita daro didžiulį poveikį biologinės įvairovės nykimui ir ją lokaliom priemonėm to poveikį mažinti labai sunku, tai tiesiog belieka visiems kartu kovoti prieš klimato kaitą. Bet yra taip pat ir veiklos kryptis svarbios kaip advokacija, tai yra dalyvauti yra aplinkosauginėje politikoje, netgi teisėkūroje. Taip pat draugija, nors ir nėra mokslo institucija, nėra, kaip sakant, pagrindinis tikslas vykdyti mokslinius tyrimus fundamentalius, bet mes negalime, kaip sakant, mes privalome stebėti, daryti paukščių tyrimus, gal daugiau susijęs su būklės stebėsena. Tai iš tikrųjų tos veiklos ir yra, tai įvairios labai. Bet galbūt tik tai atskirai reiktų išskirti, kad labai svarbu yra vienas vėlgi strategijos yra BirdLife krypčių, tai yra visuomenės traukimas, yra problemų viešinimas, kas svarbu tiek advokacijai, bet tiek įtraukiant visuomenę, nes be visuomenės pagalba iš tikrųjų tai bendrom jėgom mes galim pasiekti rezultatų. Tai dėl to iš tikrųjų mes stengiamės ir kiek galim savo pajėgomis daugiau apie problemas, informuoti visuomenę, ją pritraukti draugijos veiklą, bent informuoti apie tas problemas, kad negalėtų savarankiškai
būti, kaip sakant, savotiškų partnerių. Nevyriausybinės organizacijos būtų parama mums siekiant geresnės paukščių apsaugos. Užsiminėjai apie BirdLife International. Tai kiek žinau, nuo 2018 metų Lietuvos ornitologų draugija yra partnerių. Tai ką reiškia būti tokios organizacijos dalimi? Tai be to yra, kad čia iš tikrųjų tai yra įvertinimas, nes partnerių iš tikrųjų, jie pasirenka vieną organizaciją šalyje, kuri yra jų partneris tai šaliai. Tik reikia priminti, kad BirdLife International yra didžiausia pasaulyje nevyriausybinė organizacija, gamtosauginė nevyriausybinė organizacija, kuri turi partnerių virš 100 pasaulio šalių ir tai yra tikrai labai stipri yra gamtosauginė jėga, stipriausia nevyriausybinė jėga, kuri rūpinasi paukščių apsauga ir kitais gamtosauginiais klausimais. Tai vien būdami jau, tai rodo, kad mes einam, ta prasme, teisingai kryptim siekdami geresnės paukščių apsaugos ir iš kitos pusės yra tam tikras mums įpareigojimas, nes būdami partnerių mes privalom, mūsų veiklos turi atitikti BirdLife International parengtą strategiją. Tai mes iš kitos pusės turime tą mūsų veiklą kaip ir sureglamentuoja, kad mes kažkur nenueitumėm, galbūt nesusiaurintum savo veiklos, pavyzdžiui, neužsimtum vien populiaria visuomenė, galbūt atraktyviai veikla, nepradėtumėm galbūt nenueitum lengvesnių kelių, arba iš kitos pusės nelabai susiaurėtumėm kokį nors tam mokslinių tyrimų srities, kas irgi būtina paukščiam, bet tai yra, turim žiūrėti į paukščių apsaugą ir jų buveinių plačiau. Tai daro BirdLife atstovai būtent jau tam Europos komisijos, Europos parlamento lygmeniu ir tas darbas labai svarbu ir šiuo atveju mes galime savo bėdas pasakyti jiem ir jie apie tai informuoja Briuselio pareigūnus, tai vėlgi kažkokia suteikia mums daugiau tos, kaip sakant, politinė poveikio galimybių jėgos, nes žino, kad jeigu, ta prasme, mūsų negali taip lengvabūdiškai ignoruoti, pavyzdžiui, sprendimų priėmėjai, nes mes turim užtarėjus, ta prasme, ir europiniam lygmenį. O kokie būtent būtų pastarieji metai ir darbai bei projektai draugijos? Šiai dienai mes turime 3 projektus ir vienas jau baigėsi, 2 tebevyksta ir planuojam kitus. Tai aš manau, tokie yra kaip tokie didesni darbai susiję su tam tikrų rūšių apsauga, tiek vienas iš vykstančių dabar skirtas mažai žąsiai, kuri labai trumpai pas mus būna, bet mes dirbam su partneriais užsienį ir tai viena sparčiausiai nykstančių Europos Sąjungoje rūšių paukščių. Tai yra mažoji žąsis, tai mūsų indėlis yra tikrai svarbus, siekiant išsaugoti šią rūšį nuo išnykimo, nuo jau pilno. Turim projektą irgi aktualų, kas siejamas su jau tam tikra žemės ūkio veikla, ūkininkavimui nepalankiose pievose, kurios yra be galo svarbios tilvikiniam paukščiam, kurie realiai sparčiausiai nykstančių paukščių grupė, sakyčiau, ir nemažai jų yra ties globalaus nykimo riba. Tai tokie kaip ir didesni apimtimi, bet faktiškai, nežinau, iš tikrųjų kolektyvas yra nemažas, dabar yra darbuotojai apie 20, tai veiklos yra labai daug ir labai sunku pasakyti, viskas yra svarbu, taip sakyčiau, bet kokia veikla yra svarbi, kuri skirta paukščio apsaugai. Net ir atrodo tokia nežymiai, mes gaunam santykinai tos paramos ne tiek daug, kad padarytumėm didelios apimties darbus, bet iškeliam, ką informuojam, pavyzdžiui, kad ir nedaug ten keletą lizdų kasmet plėšriesiems paukščiams, ereliams arba
žuvininkams arba iesant gandram blogos būklės atstatom, suremontuojam, kad paukščiai galėtų juose perėti. Atrodo, kelios poros ten nėra tokio reikšmingo poveikio populiacijai, bet tai yra vis tiek tie darbai, kurie, kad ir nedideli darbai, jie vis tiek duoda, kad ir mažą efektą, bet padeda paukščiam. Tai aš manau, kad reikia daryti viską, toks mano tokia vizija, pradedant mažais darbais ir baigiant, jeigu yra galimybė, didesniais darbais. Ir netgi, jeigu kalbant apie tuos dalykus teisėkūrą ar panašiai, tai yra, aš negirdžiu, labai dideli darbai, jeigu pasiekiami kažkokie teisiniai įsipareigojimai politiniam lygmeniu, politiniu, tai visi darbai yra svarbus ir kurie pagrindiniai, net nežinau, yra tiesiog, vieni baigės, kiti prasideda. Užsiminė apie tyrimus, tai kokius tyrimus draugija vykdo? Taip, jeigu taip trumpai sakant, tai yra, mes nesiorientuojam į fundamentalius, ten yra savi reikalavimai fundamentaliam mokslui, tą daro mokslo institucijos. Mes daugiau taikomieji tyrimai arba ar stebėsina monitoringas, tai yra, kadangi mums kas aktualiausia, tai stebėti, kaip būklė keičiasi, kad matyt procesus iš tikrųjų, kad ne emociškai būtų išsakoma tas nerimas arba iš tikrųjų susirūpinimas jau rimtas dėl paukščių nykimo, bet dėdami ant stalo skaičiai, duomenys ir tada vyksta konstruktyvi kalba. Tai prie tokių aš minėjau, ką mes darome pastoviai ir tai svarbu net ir tarptautinio lygmenio, netgi priimant ir politinius sprendimus, tai yra įprastų kaimo kraštovaizdžių paukščių monitoringas. Mes realiai vykdome jau daugiau negu 20 metų, nuo 2000-ųjų mes skaičiuojame paukščių indeksą. Tai yra pagal jį vertinama žemės ūkio politika šalyje. Ir tokie tyrimai yra vykdomi visos ES šalyse ir tai mes esame, vėlgi, kodėl lodas, kodėl BirdLife'as pasirinka lodą, tai mes turim ir pajėgumus, turim patirtį ir turim norą, tai nėra toks darbas, kuris galbūt naudingas finansiškai arba tikrai ten yra daug iššūkių, daug savanoriško darbo reikalaujantis, bet mes tą darom, nes tai yra be galo svarbus. Ir šiaip tyrimai, mes metų paukščius į mūsų tradiciją, mes jau keli dešimtmečiai žiemojančių vandens paukščių apskaitas darome, tai yra vėlgi tarptautinė iniciatyva, vykdoma visoje vakarų palearktikoje, sakykime taip, nes Wetland International koordinuojame, siunčiam duomenys jiem. Ir taip pat atskirų rūšių vykdom monitoringą įvairiai. Ir dabar tokia dar kryptis paskutinių metų, tai tyrimai susiję su vėjo energetika, kurie iš tikrųjų gal vėlgi kartais daug diskusijų kyla, ar mums vertėtų dalyvauti, bet iš tikrųjų, kad nugalėtų ne emocijos, o sprendimai būtų kažko paremti, tai tam reikalingi tyrimai ir reikia dalyvauti tyrimuose Lietuvoje. Todėl lodas pradėjo realiai tyrimus, stebėseną monitoringą vėjo energetikos parkuose, kad dar net nebuvo prievolės. Tai buvo susitarimas su keliais vystytojais, kurie jau buvo pastatę parkus, jų iniciatyva, tai nebuvo prievolės. Ir mes jau nuo 11 metų tai vykdome, bet už tai mes turim patirtį. Gavom daug naujos informacijos, pasikeitė ir mūsų požiūris tą vėjo energetiką, nes anksčiau mes netgi taip bijodavom mūsų užsienio partnerių teigimų dėl galimo poveikio, kad tom rūšim nebus, ten ir panašiai, kol patys to neįsitikinam. Tai taip pat iš dalies vykdome miško paukščių tam tikrus tyrimus, jie nėra vienodos apimties kasmet, mūsų siekimybė, mes daug dirbam advokaciją, kad pradėti ir įprastų miško paukščių monitoringą Lietuvoje, tikim to pradėti. Ir nuo šių metų pradėjom kas nauja, ganėtinai net ir Europoje, bet kitose šalyse jau vyksta ne pirmus metus, tai yra miesto paukščių monitoringą. Tai Vilniuje lodas šiemet pradėjo būtent Vilniuje ir dar
keliuose gretimuose miestuose, tai va čia pirmi metai tiesiog jau duomenys. Bet iš kitos pusės yra Europoje, visam pasaulyje populiarėja tas vadinamas visuomenės mokslas, kada paprasti žmonės surinkta medžiaga jų labai svarbi. Tik jos turi būti pakankamas kiekis ir daug ir ilgalaikiai. Tai mes tai siekim irgi populiarinti paukščių stebėjimą, tai turim ir portalus ornitologija LT. Čia toks kaip irgi lodo grynai iniciatyva yra mūsų narių, daug labai savanoriško darbo, darom kalėdinį maratoną, taip pat paukščiai prie savo namų akcija. Stengiame žmonės įtraukti stebėjimus, kurie iš tikrųjų, kad būtų kaupiama medžiaga apie tų paukščių būklę tai dienai ir kuri gal dabar nėra pakankama, kad daryti tam tikras išvadas, bet ateityje bus labai svarbi. Tai ten išskirčiau, kad ten tyrimai, kur vykdo jau tam tikrą patirtį stebėjimo paukščių pažinimo turinti žmonės, kur reikia pažinti paukščius ir tiesiog visuomenė gali pagal savo žinias, pagal savo sugebėjimus taip pat būtų labai naudinga tam tikruose stebėjimuose paukščių. Taip, paukščių apsaugos populiarinimas irgi tikriausiai gan yra svarbus. Tai ar yra ne tik užsiminė apie ornitologiją LT, tikriausiai BirdLife LT irgi turi daug informacijos apie paukščius, bet kaip yra su leidiniais? Ar draugija leidžia leidinius? Šiuo metu yra vienintelis gamtinis žurnalas leidžiamas, tai yra Lietuvoje, tai yra Paukščiai. Jis yra daugumoje apie paukščius ir jų buveinės, aišku, apie kelionės ornitologinės ir panašiai, apie naujienas užsienyje ornitologinės, bet tai yra vienintelis gamtinis žurnalas, kuris liko Lietuvoje. Vėlgi ten dėl to, kad tai yra ekonomiškai tokių leidinių leidyba yra nenaudinga ir todėl, jeigu tai yra grynai nekomercinė veikla lodo. Kita yra taip pat kalendoriai, mes leidžiame daugiau ir projektų, stengiamės šiaip kalendorius, kur tą žinutę pasakyti, kadangi kalendorių žmonės naudoja visus metus, tai ten kažko stengiamės kasmet kažkokią žinutę per kalendorius. Bet kas yra svarbu, kad yra iš tikrųjų paukščių apibūdintojai. Tai pirmas lietuviškas paukščių apibūdintojas, tai Petras Kurlavičius, tai buvo Lodas išleido jau faktiškai prieš 20 metų. Po to buvo tarpas, trūkumas literatūros, nes angliška literatūra ne visi skaito, jinai brangesnė, anksčiau įsigyti būdavo ne taip paprasta. Tai buvo tikrai matomas poreikis lietuviško paukščio vadovo pažinti. Tai mes jau išleidome 3 leidinius, kurie inicijavo dabar jau naujų kitos organizacijos leidžia, čia kaip ornitostogos, leidžia kitus apibūdintų, išvertė Kolinso, kuris yra jau profesionalus labai apibūdintojas, bet mes savo tą funkciją iš tikrųjų atliko mūsų vaidmuo lodo buvo labai svarbus, iš tikrųjų, kadangi su apibūdintojų tų atsiradimu paukščių pažinimo vadovų tikrai padaugėjo žmonių besidominčių paukščius už tai, kad jie pradėjo pažinti, vis laiką aplinkui, kas nepažįstama, netaip domina. Tai ta veikla, bet dabar jinai šiandieną neaktuali, taip pat kaip ir buvo retos ir naujos rūšys Lietuvoje, tai mes norėjome, kad ta būtų tokia medžiaga apibendrinta tai dienai apie tas, nes daug informacijos buvo iš senesnių laikų, ypatingai popierinių versijų, rašuose, kažkur žurnaluose, reikėjo surinkti, susisteminti. Dabar tai jinai skaitmenoje išlieka daug kur ir daug metų, galbūt gali senesnės šaltinius surasti. Anksčiau būdavo, jinai dažnai pranykdavo su metais. Tai vat išleidom tą leidinį, kuris iš tikrųjų tų retų ir naujų paukščių rūšių būklę tai dienai parodė ir dabar jau šiai dienai yra, kaip minėjau, ornitologija LT, tu gali stebėti pokyčius
tiesiog kur yra pratęsimas tos informacijos, kuri buvo apibendrinta. Nu, ir šiai dienai dar galvojam, vis tiek ten turim mintise tam tikrų leidinių, galbūt neišduosiu ten kokių, bet mes stengiamės, iš tikrųjų tai nėra komercinė mūsų veikla, tai vadinama kaip ir lyg komercinė, bet tai nėra, kad mums pelno siekiamybė, mums iš tikrųjų žiūrim aktualijas ir jeigu kažkas leidžia tam tikrus leidinius, tai mes nesistengiam konkuruoti, dubliuoti, tada mes žiūrim, ko dar trūksta ir stengiamės fokusuoti leidybą į ten, kur yra spragos. Labiau papildyti. Taip. Ir tuomet pabaigai koks būtų tavo palinkėjimas Lietuvos ornitologų draugijai? Aš manau, palinkėjimas būtų ta, kad nekeisti dabartinės bendros krypties, nesakau, kad viskas yra tobula ir gerai, vis laik yra tobulumų ribų, manau, nėra, bet krypties turiu omeny palinkėjimas išlaikyti tą visą visumą, kad nesusiaurėti nesiek populizmo grinai populiaraus, kas daug kam yra malonu, kai tu esi populiarus, giriamas, nebijot kovoti ir iš tikrųjų daryti tą, ką reikia, kas reikalinga būtina paukščiam. Nežiūrėti savo interesų galbūt, asmeninių, o žiūrėti iš tikrųjų aktualijas ir vėlgi sakau, nenusisiaurinti, nenueiti nei vieną kraštutumą kokius tyrimus ar į komercinę veiklą, lygiai taip pat nenueiti į populiarumą. Tai aš manau, kad tų problemų yra daug, pasaulis labai negera kryptim eina, kyla tų gamtosauginių problemų, kuo toliau, tuo daugiau bėdų ir čia reikalingas susitelkimas. Taip kad čia nevyriausybinėm organizacijom kaip tik dabar jų vaidmuo yra labai svarbus, tai telkt visuomenę. Bendravau su Lietuvos ornitologų draugijos direktoriumi Liutauru Raudenikiu. Ačiū už pokalbį. Gyvuoti toliau, burti, gyvuoti, dirbti paukščiams, kad pavyktų įstatymus priimti naudingus paukščiams, kad kažkaip atstovėti šitą visą, nežinau, žmonių, kurie yra prieš klimato kaitą, prieš kažkokią aplinkosaugą, tvirtai atstovėti ir stiprybės tiesiog atstovėti tą visą savo poziciją. Ačiū, kad klausėtės sparnuotų pokalbių. Tikiuosi, kad pavyko artimiau pažinti Lietuvos ornitologų draugiją. Prasidėjus naujiems metams, linkiu kiekvienam praleisti daugiau laiko gamtoje, domėtis mūsų supančią aplinką ir prisidėti prie jos išsaugojimo ir tausojimo. Iki kitų susiklausymų.